tarsi migla iš ledo, ji neleidžia pajudėti iš vietos. Labirintuose mane tu uždarei, vėjai gęsta idėjai, kranto nebematai. Kaip vandenyno sūkuriai, trauki mane giliai, giliai. Jau ne pirmą kartą bėgu iš tikrųjų su šita nuostabia, sakyčiau, chebrytė jau dabar. Ir labai džiaugiuosi, kad šiais metais visi chalturškiai, kurie dažniausiai kur nors ten atostogauja savo, kaip Lavrinovičiai, pavyzdžiui, irgi bėgo. Ir kaip tai yra svarbu iš tikrųjų, o kai bėga broliai, kaip paskui juos visi ten pradeda, bando juos aplenkti, bando netgi tie, kurie net nebėga to maratoną, tik tai žiūri nuo gatvės, pradeda bėgti. Labai svarbu tas dalyvavimas po tokių žmonių. Labai džiaugiuosi, kad Donatas Montvydas irgi dalyvauja, kad Svaras bėgo kartu. Tai plečiasi, žodžiu, tas mūsų ratas ir tai yra gerai, nes gerų darbų reikia, o geriem darbam reikia gerų žmonių. Tai ačiū Dievui, kad tokių netrūksta. Na, mano ta bėgiojimo pradžia tai buvo, gal netgi kitokia. Aš tiesiog norėjau pažiūrėti mėnesį pasitreniravus, ką galiu pasiekti, bet laikui bėgant supratau, kad ta nauda yra kitokia, kad pailsi, nežinau, nuo darbų, nuo reikalų ir širdžiai gerai, ir kraujotakai. Šiaip šis maratono bėgimas 10 km jau šiandien prabėgu, tai man asmeniškai tai yra šventė ir aš labai galiu pasidžiaugti dėl to, kad tai nėra man varžybos. Tai yra labai puikia aplinka, pabendrauti, susiburti su žmonėms, su jais pakalbėti. Aš manau, kad šita akcija yra ir iniciatyva yra labai puikiai, nes iš tikrųjų mes kiek nežinom, kiek žmonėms reikia padėti ir jie, ne visi finansiškai gali įstengti pagydyti savo ar vaikučius, tai aš manau, kad ši iniciatyva tikrai būrė žmonės. Mano talismanas čia po dešinę. Šiame bent jau bėgime tai tikrai. O tavo? Pažiūrėk į mane ir pagalvok gerai. O mano iš kairės. Matot, susiderinom. Manau, kad pagrindinis dalykas, kas mus įkvėpė ir pakvietė, tai yra Rimanto Kaukėno fondas. Ir, kaip sakyt, mes jau daug metų dirbam kartu ir Adelę šitoj vietoj kažkaip įjungiau į tą komandą, į tą šeimą fondo ir manau, kad dėka šio fondo mes susirenkam dėl to, kad pasitikim juo, žinom, kaip jie stengiasi, žinom visą idėją, kodėl mes čia ir jauti, kad tai suteikia papildomos motyvacijos ir jėgų bėgant šitą maratoną. Nes tu žinai, kad dėl ko reikia finišuoti. Mums pavyko kartu įveikti 5 km su Adelė. Adelė nėra dar bėgusi. Tai kartu įveikėm, nežinau, kartu palaikėm vienas kitą, nes man irgi nebuvo lengva. Man irgi nebuvo lengva. O kokie didžiausi iššūkiai buvo? Kokie? Aha. Didžiausias iššūkis buvo, kada liko 2 kilometrai ir tada buvo straglas nubėgti. Okay. Į kalną, man atrodo. Kalną? Man visos iniciatyvos Rimanto Kaukėno fondo reiškia daug, nes, ta prasme, matau rezultatus, kurie vyksta metai nuo metų, kurie, ta prasme, kiek vaikų padedama, kiek norų išpildoma. Tai kiekviena iniciatyva reiškia džiaugsmą kuo daugiau vaikų. Svarbu paminėti galbūt, kad tai yra mano pirmas kartas dalyvaujant ir bėgant būtent už Rimanto Kaukėno fondą. Tai pirmiausia, didžiulė garbė, galimybė parodyti pavyzdį, nes daug jaunimo, daug sportininkų, daug bendrai žmonių seka ir domisi. Taip, bėgti yra sunku ir nuobodu, bet tai yra vienas iš tų kelių, kurie padaro tave stipresnį, o stipresnių galima, keliai į stiprumą visada yra nelengvi. Bet grąža iš jo yra ne tik fizinė, bet ir psichologinė. Ir tapdamas stipresniu, tu tampi stipresniu, kaip banaliai tai beskambėtų. Ir kviečiu visus nustoti tingėti ir pradėti sportuoti. O karts nuo karto, kaip saldainis savo gyvenime, pasidaryti galimybę prabėgti, pavyzdžiui, už jūsų komandą, kur yra ne šiaip paprastas bėgimas, bet yra vienas svarbiausių žinučių turbūt žmonių bendruomenės gyvenime. Kviečiu ir kitais metais per visus maratonus, per visus renginius prisidėti ir dalyvauti su Kaukėno fondu.